Šiandien mes žvejosime su magnetu viename iš pavojingiausių kanalų Amerikoje. Žinoma, kad žmonės į šį kanalą išmeta ginklus, peilius, bombas ir visokiausius kitus beprotiškus ginklus. O mano šiandienos misija su šiuo milžinišku magnetu rasti kuo daugiau daiktų. Ir tam, kad man padėtų, atsivedžiau savo draugą, Bass Fishing Productions, kuris niekada nėra žvejojęs su magnetu. Taigi, Bobi, kaip manai, ką šiandien rasime? Nežinau, gal kokią bombą, ar nežinau, lavoną, ginklą. Na, pasakysiu tau, visa tai šiandien tikrai įmanoma. Gerai, pabandom. Manau, mums pavyks, nežinau. Gerai, tai kaip mes tai padarome? Kaip šitas dalykas veikia? Tai yra labai stiprus magnetas. Viskas, ką mes darysime, tai tiesiog mesime jį į vandenį su šia virve, ištrauksime atgal ir pažiūrėsime, ar galime ką nors magnetiško pagauti upės dugne. Skamba gana paprastai. Taip, pabandyk. O, aš pirmas. Gerai, tu pirmas. Oi, paprasta, patikėk. Gerai, pabandysiu. Viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog mesti jį į vandenį. Tai pirmas žingsnis, nežinau. Nežinau, ką tai reiškia. Užkabink, mesk. Gerai, galiu tai padaryti. Ne aš. Gerai, pasiruošęs? Štai, darom tai. Štai, pradedam. 3. O, velnias, užkabinau tvorą, bičiuli. Kažką užkabinau. Dabar tu nuimi tą daiktą. O dieve, jis tikrai užstrigęs. Taip, šito daikto traukos jėga yra 500 svarų. O, pagavau. Gerai, tu tikrai įsitikinęs. Žinai ką? Manau, tu turėtum eiti pirmas. Parodyk, kaip tai daroma. Aš nežinau, ką darau, bičiuli. Velnias, žemė yra magnetinė. Aš pagavau žemę. Tai geriausia kova iš visų laikų. Bičiuli, palauk, kas tai? Palauk, kas tai? Ką? Kas po velnių tai yra, broli? Tai geležinkelio pabėgis. Rimtai? Taip. Au. Tiesiog, kad būtų aišku štai, kaip reikia mesti magnetą. Gerai, pažiūrėkim. Oho, gerai. O dabar tiesiog trauk atgal. Aš galiu traukti? Taip, ponė. O, aš susijaudinęs, visada norėjau tai išbandyti. O, kažką pagavai? Kažką pagavau. Man atrodo, tai prekybos vežimėlio dalis, bičiuli. Čia tai greitai. Čia tiesiog prekybos vežimėlio dalis. Mes tiesiog per 5 sekundės radome pirmąjį lobio gabalą. Žinai, man atrodo, kad čia šratinio šautuvo vamzdis. Gerai, bičiuli, ieškokime dar ko nors. Visi pirmin. Po šios dienos tabligė garantuota. Kodėl tu nedėvi pirštinių? Kodėl aš nedėviu pirštinių? Kodėl mums reikia pirštinių? Eikime ieškoti pirštinių. Kur? O, tai sunku, bičiuli. Tai tikrai sunku. O, bičiuli, kas tai? Nežinau. O, dieve. Ar gali man padėti? Bičiuli, atsistok. Čia sunku. O, tai tikrai sunku, bičiuli. O, dieve. Nemanau, kad magnetas tai patrauks. Čia tipo skardinė? Pažiūrėk į tai. Kas čia per velnes? Bičiuli. O, dieve mano. Tik kai vaza, broli. Bičiuli, kas tai yra, žmogau? Net neįsivaizduoju, tu pasakyk man, aš niekada. Aš jau 10 metų ieškau tokių dalykų, bet niekada nesuradęs nieko panašaus. Jūs ką tik radote tai ten apačioje. Taip, mes ką tik ištraukėme tai iš upės. O dieve mano, žinai ką? Žinai, kas tai yra? Kas? Mano močiutė pieną atneždavo tokiame inde. O, ir jie atneždavo jį per priekį. O, jis kvepia kaip pieno indas. Tai kaip senovinis pieno indas. Ant jo parašyta pieninė. Tiesioginė prasme parašyta pieninė. Na ką, turėjome trumpą mano tėčio pasirodymą. Man atrodo, kad jame kvepia pienu. Gal atidarykime jį. O, žmogau, jis toks sunkus. O, dieve, jūs nesuprantat. Šitas daiktas sveria kokius 45 kg. Kaip jį reikia atidaryti? Žmogau, aš niekada anksčiau tokio neradau. Gerai. Na, žmogau, tai nuostabu. Eikime ieškoti dar daugiau. Gerai, dabar mano eilė mesti. Pasiruošęs? Darom tai. Aš mesiu po šiuo tiltu. Žiūrėk, nes aš galvoju, tiesa? Jei būčiau nusikaltėlis ir bandyčiau atsikratyti, tarkim, žmogžudystės ginklu, tu mesti čia, aš mesčiau po tiltu. Taigi ten ir mesiu. Mes magnetą. Pasiruošęs? Gerai, darom tai. 3, 2, 1. Mano pirmas metimas gyvenime. Bičiuli, tai buvo gana gerai. Tai buvo tobula. Ten yra ginklas. O, bičiuli, kažką labai sunkaus užkabinau. Jaučiu tai. O, taip, matau kamuolį. O, bičiuli, čia kažkas yra. Tai ginklas. Na, pirmin. O, kas po velnių tai yra? Tai kaip ietis? Kas po velnių? Saugokis, tai tilto dalis. Kas čia, bičiuli? Atrodo kaip kojinė, broli. Taigi, Bobi, viskas, ką dabar padarysi, tai tiesiog įkiši koją vidun. Ką? Turėtum įkišti koją čia. Kodžinė? Taip, pantos. Tai nėra blogai, broli, bičiuli. Nežinau, tai turbūt kažkoks metalas. Tai šlikštu. Velnis, jis pradurtas, žmogau. Kas tai? O, dieve. Kas čia per daiktas, bičiuli? Man atrodo, radau kažkieno kitą magnetą. Ką tik iškasiau šią virvę ir prie jos galo kažkas pritvirtinta. Esu beveik tikras, kad tai dar vienas magnetas. Bičiuli, taip ir yra. O, tai kasetė. O, dieve mano. Tai kažkieno žvejybinė dėžutė, čia tiek daug visko prikibė. Tai taip šlikstu. Bobi, nustop palikinėti savo šiukšlės upėje. Tai nebuvau aš, vyrai. O, dieve mano.
Ten gali būti žuvų arba vėžlių, broli, bičiuli. Tai šlykštu, tai taip bjauru, fui. O, dieve mano. Pažiūrėk, kas ten viduje. Ten yra šiukšlių. O, tas daiktas čia jau seniai. Pažiūrėk, kaip lengva tai padaryti. Na, gerai, kad ištraukėme tai iš upės. Ei, mes čia tvarkomės. O, tai jau kažką turi. Tai milžiniška. Tu ką tik tai dėjai? Ne, ką tu darai? O dieve, aš net negaliu to pajudinti. Bičiuli, tu visiškai meluoji. Ne, jis nemeluoja. Jis nemeluoja. Aš nemeluoju. O, bičiuli, pažiūrėk, o dieve mano. Tai lavonas. Bičiuli, jis milžiniškas. Manau, kad tai pirkinių vežimėlis. Aš matau ratą iš čia. Taip, sunku. Mes tikrai to neištrauksim. Jokių būdų. Ne, meskim atgal. Meskim atgal. O, tau pavyko. Aš padarysiu tai, ko Bobis nesugebėjo. Aš ištrauksiu pirkinių vežimėlį. Ne, jis to nepadarys. Viskas, ką turi padaryti, tai tiesiog pritraukti jį prie mūsų. Viskas, ką reikia padaryti. Lengva. Jis mažesnis nei maniau, kad bus. Tai gali matyti štai ten, štai jis. O, pirkinių vežimėlis. Tai... Broli, tu gausi stabligę? O, jis nukrito. Manau, ką turėjau. O, kažką matau. Apačioj kažkas yra, viršuj kažkas yra. Taip, prašau, tegu tai būna peilis. O, tai granata. O, tai spyna. O, pažiūrėkit tai. Tai pakabinama spyna. Bičiuli, šitas daiktas senas. Jis tiesiog pūva, jis nyksta, jis visiškai sugedęs. Jėzau, o dieda. Bičiuli, tai nuostabu. Wow, tai senas spynelė. Tai tikrai turi būti Džordžo Vašingtono, 100%. Kas tai? Kas tai, Bobi? Take off lazdą. Jį tiesiog idealios būklės. Bičiuli, aš būsiu kitas Tigeris Woodsas. Duok man mano golfo lazdą. Pažiūrėk tai, ateik čia, mostelk. 3, 2... Kodėl tu tai padarei? Pažiūrėkite. O dieve, tai nuo manęs. Bičiuli, tai taip skauda. Aš vos tave palėsiau. Gerai, bet tu iškart po to keliausi į vandenį. Aš nenorėjau to padaryti. Eikime tiesiog ieškoti daugiau daiktų. Gerai, taip, turime golfo lazdą. Pažiūrėkime, ką dar galime rasti. Oho, o dieve mano. Taigi, ką tik sulaužiau savo magnetą, bent jau tikėkime, kad ant jo kažkas yra. O, bičiuli, kas čia ant jo? Palauk, tai kažkoks įrankis, bičiuli. Tai panašu į kaplį ar kažką panašaus. Ne, tai panašu į šakę. Tai kaip sodo, taip, tai sodo šakė. Šitas daiktas tikrai su istorija, tiesa? Kodėl kas nors mestų čia sodo įrankį, jei jis nebuvo panaudotas žmogžudystei? Taip, būtent tai buvo žmogžudystės ginklas. Turime dar vieną įrankį. Šį kartą nesudaužyk sienos. Sergejau, jis vėl tai padarys. Ne, buvau arti, bet vėl nesudaviau. Na, kur tas ginklas? Ei, turiu kažką. O, turiu kažką. Ne, neturi. Ką darai? Ei, ką darai? Turiu kažką. O, velnės, jis tikrai kažką gavo. Tai gyvatė, bičiuli. Kokia tai gyvatės rūšis? Palauk. O, tai diržas, broli. Tai diržas. O, dieve, gavau visą krūvą. Palauk tu. Krūva grūdų. Aš krūvo visko. Čia patrankos galas. O taip, tai paskutinis radinys. Ne, tai panašu į... Taip, kažkas susijusio su dažais. Tai dažų grandiklis. Ir tada gavau pačią prabangiausią, ką? Pačią prabangiausią diržą, kokį esu matęs. Ei, užsidėk tą daiktą. Ne, tu užsidėk. Negaliu. Einam, bičiuli. Aš to nedarysiu. Aš viso to nedarysiu. Velnes, broli. Pažiūrėkit tai. Atrodo nerealiai. Ei, nemokamas diržas. O visa kita yra tiesiog šiukšlės. Su šituo įstrauksime šiukšlės iš upės ir bandysime neužsikrėsti stabligę per visus mūsų mažuosius pirštus. Aš kažką pagavau. Taip, tu tikrai kažką pagavai. Au. Oi, au. Au. O, po velnių, broli. O, dieve, jis turi, matai, tai yra žmogžudystės ginklas. Visi šie daiktai yra žmogžudystės ginklai. Au, bičiuli, tai sunku. Oho. Oi. Tai gali būti granata. Tai gali būti granata. Ką? O, bičiuli. Tai ne granata. Maniau, kad tai granata. Jaudinanti akimirka, bičiuli. Maniau, kad tai buvo granata. Daugiau šiukšlių iš upės, nėra granatos. Taigi, aš ką tik mečiau apie 30 metrų iki pat tilto centro ir jau manau, kad kažką įdomaus užkabinau. Nagi, tu nieko neturi. Kas tai, broli? Progresas, žmogau. Tai progresas. Ei, šitie dalykai jį šiek tiek jaudina. Bobi, turiu dar kažką, žmogau. O, turi? Turiu kažką didelio. Kas tai, bičiuli? Tai AK-47. Palauk, kas čia per žirklės? Bičiuli? Milžiniškos žirklės? Čia kažkokios didelės žirklės. Tai milžiniškos žirklės. Kas per velnes? O, man atrodo, tai kaip avies kirpimo žirklės. Taip, tai kaip avies kirpimo žirklės. Kodėl kas nors mestų kirpimo žirklės į upę, jei jos nebūtų? Šito man ir teko klausytis. Tai žmogžudystės ginklas. Nu kodėl dar jie jas mestų? Duok pažiūrėti. Nerodyk, kaip veikia. Tu man sakai, kad jos nebuvo panaudotos žmogžudystiai. Aš tiesiog nuimu tai ir visą apaugusi plaukais.
Tai kaip žmogaus plaukai, bičiuli. Tai lyg būtų apviniota žmogaus plaukais. Matai, čia tas darau. Tai perukas, bičiuli. Kodėl čia būtų plaukų, jei taip nebūtų? Aš galiu su juo sutikti. Gerai, aš sutinku. Iš kažko, kas buvo nužudytas. Čia apačioje yra kūnas. Aš taip sakau, bičiuli, čia yra kūnas. Nori užsidėti? Taigi, mes čia randame tikrai įdomių dalykų. Taigi, padarysime dar kelis pravažiavimus ir tada persikelsime į kitą pusę, pažiūrėsime, ar ten kas nors yra. Skamba gerai. Oho, jis eina tiesiai prie to. Gerai. Na, pirmin. Manau, kad mes rasime... O, kažką turiu. Jau. Manau, kad rasime žmogžudystės ginklą. Broli. Aš esu stiprus, nepriklausomas vyras, broli. Ką tu darai? Pažiūrėk į tai. Pažiūrėk į šitą vaikiną. Ką tu darai? O, ką tik kažką pajutau. Pažiūrėkim. Na, pirmin. O, ant to kažkas yra. Kažką radau. Net nepamačiau. Tai vyno kamščio traukis. O, tai kaip kišeninis peilis. Pažiūrėk į tai. O, žmogau. Tai kaip velniškas peilis. Pažiūrėk į tai. Taip, tikrai, jame yra peilis. Nesakyk to. Nesakyk to. Žmogau, nesakyk to. Kodėl kas nors tai išmestų? Tai nėra žmogžudystės ginklas. Jeigu jis nebuvo panaudotas žmogžudystei. Tai buvo žmogžudystės ginklas. Tai vyno kamščio traukis, žmogau. Ne, čia vyno kamščio traukis. Ne, viskas yra žmogžudystės ginklas. Robertai. Esu beveik tikras, kad tai žmogžudystės ginklas. Pasiruošęs pamatyti, kaip tikras vyras tai daro? Oho, sieną įveikiau gal kokiais 5 centimetrais. Štai kaip tai daro tikras vyras. Buvo visai neblogai. Pasimokyk, žmogau, pasimokyk. Pasiruošęs? Ir Marijoto metimas. 3, 2, 1. Bet jau dabar jaučiasi, kad sunku. Darysiu lėtai ir atsargiai. Neskubėsiu. O, žmogau, sunku. Jaučiu tiek visko. Žmogau. Pažiūrėkim, ką turim. Manau, kažką turim, broli. O, sunku, žmogau. Pažiūrėkit tai. Akiniai nuo saulės. Čia yra akiniai nuo saulės. Akiniai nuo saulės. Taip, man jų reikėjo. Kodėl aš gaunu visus tuos atsitiktinius daiktus? Kas tai? Neturiu supratimo. Manau, tai lovos stulpo galas. Tai panašu į lovos stulpo galą ar kažką panašaus. Jo, galbūt. Gerai, gavau 4. Ir porą saulės akinių. Aš naudosiu abu šios daiktus savo. Užsidėk juos, nedrovėk, užsidėk juos. Ne, iki galo, negaliu, bičiuli. Jie sulūžę. Aš juos sutaisysiu. Ne, palauk. Štai, argi neatrodo gerai? Argi ne taip atrodo? Gerai? Ne, aš negaliu, bičiuli. Jie tokie bjaurūs. Šitas yra labai geras, bet manau, kad kitoje pusėje bus dar geresnių dalykų. Į ten ir eisime. Taip, žiūrėk, kitoje pusėje. Ten dar nebuvome. O kai būsime ten, galėsime pamėginti šitą pusę. Taip, galime eiti šią kryptimį ir patikrinti vietas, kurių čia dar nebandėme. Darykime taip. Darykime tai. Palauk manęs. Tu per arti, čiadas. Nori, kad priartėčiau? Gerai. Pasiruošęs? Taip, darom. Iš tikrųjų tai labai rizikinga. Gerai, einam. Ne, nemanau, kad aš tu. Einam. Pasiruošęs? Pasitikėk, krisk. Pasitikėk, krisk. Pasitikėk. Pasiruošęs. Gerai, aš tave laikau. O, 1, 2, 3. O, Bobi, aš prisirinkau visokių dalykų, bet nieko rimto negavau. Čia tik prieskoniai, bičiuli. Gerai, Bobi, turiu tobulą idėją. Po to tiltų man kyla keistas jausmas. Gerai, neblogai. Geriau nei tavo. O, aš jau kažką turiu. Tikrai? Taip, aš jau kažką turiu. Ar sunku? Bičiuli. Taip, tai velniškai sunku. Bičiuli. O, aš jaučiu. Čia bus patranka. O, mama, ateik čia, bičiuli. Čia taip, tai yra sunkiausias dalykas, kurį šiandien ištraukėme. Sakau tau dabar. O, matau. Tai yra pirkinių vežimėlis. Tai pirkinių vežimėlis, nejuokauk. Bičiuli, aš jį turiu. O, bičiuli, aš jį turiu. Tai prakeiktas pirkinių vežimėlis. Įstrigo rate. O ne, bičiuli, tau teks leistis žemyn. Tu gali peršokti, tiesa? Ne, tu sakei, kad šokinėjai nuo tramplino mokykloje, net buvai šuolių komandoje. Aš to nesakiau. Ačiū už visą pagalbą. Bičiuli. O, bičiuli, man iš tikrųjų labai reikia pagalbos. O, velnės, krentu. Padėk, bičiuli. O, mes susitvarkysim. Ratai yra. Caibulas. O, dieve, po velnių, bičiuli. Gulkis, tiesiog trauk. Ne. Eik arčiau. Ne. Tai ką dabar? Manau, tu šoki vidun. Akmuo, popierius, žirklės. Gerai, pasiruošęs? Tu man net nepadėsi? Ne, mes susitvarkysim. Taip. O, dieve mano. Tai arčiau? Ei, valio, taip, sustok, brokeri, mažylė. Mes tai padarėme. Dabar turime tvirtą vežimėlį. Galime lengvai sudėti viską, ką turime. Mes ketinome sudėti visus savo daiktus ten, ketinome sudėti viską, ką turime. Dabar tai vėl kanale.
Aš to vėl neįstrauksiu. Beje, mūsų žmogus jau dingo. Jis ką tik išėjo, tik dabar likau tik aš. Sveiki sugrįžę į Bass Fishing Productions. O, jis grįžo. Gerai, nori tęsti? Noriu rasti ginklą. Tad tenskime. O, dieve, ar tai McDougardas? Michaelas Jacksonas? Aš tai jaučiu tai visais kaulais. Tai čia aš gavau ginklą, padariau tai, ko šiandien ne vienas žmogus negalėjo padaryti. Aš tai jaučiu. O, aš tai jaučiu. O, sakiau tau, aš tai gavau. Sakiau tau, aš tai gavau. Gavau žvakidę. Bičiuli, kas čia? Aš gavau žvakidę? O dieve, tai grandis, tai žvakidė. Čia būtų buvusios lemputės. Bičiuli, tas daiktas tikrai senas. Jis turbūt iš 20-ųjų ar kažkurio panašaus laikotarpio. O dieve, matai, kodėl kažkas tai išmestų. O dieve, jei tai nebuvo panaudota žmogžudystei, bičiuli. Čia iš tikrųjų gali būti kraujo dėmių. Matai tą raudoną dalyką ten? Tai kraujas, kraujo purslai. Gerai, dabar mano eilė. Tu mestum būtent ten, bičiuli. Ten ta kryptimi nieko nėra. Mes jau metėm kokius 7 kartus. Tiesiog žiūrėk ir mokykis. O, kažką pagavau. Nepaleisk, dabar aš. Čia mano darbas. Kaip sekasi? Kaip sekasi su tuo ginklu? Kiek jau turi? 3, 4. Dabar turiu vieną iš tikrųjų. Taip, žiūrėk. Pažiūrėk į burbulus, broli. Tu nieko negavai. Tiek daug burbulų, aš ką nors gaunu. Bičiuli, aš tiesiog sakau tiesą. Sunku, broli. O, aš turiu tai. Kas tai? O, kas tai? Tai kirvis. Pažiūrėkit tai. Negali būti, kad ką tik tai ištraukiai. Jis dabar labai supykęs. Ne, tik paimk tai. Tu negavai. Jis toks. Negali būt. O dieve, negali būt. Negali būt. Varam, bičiuli. Negali būt, kad ką tik tai ištraukiai. Pažiūrėkit tai, broli. O dieve, ar esi kada nors radęs kirvį? Niekada? Rimtai? Jis sulūžęs. Aš niekada nesu radęs tokio nesulūžusio kirvio. Ką, bičiuli? Žmogžudystės ginklas? Ne, tai ne jis. Taip. Kodėl dar kas nors mestų kirvį į upę, bičiuli? Kaip kieta. O dieve, pažiūrėk, jis toks, jis tikrai turi būti kažko vertas. Aš niekada nemačiau tokio kirvio. Jis turi tą atlenkiamą dalį priekyje, taip aš niekada nemačiau. Jis tiesiog vis dar aštrus. Bičiuli, aš dabar esu šoke, aš taip nustebęs, visada norėjau tai padaryti. Broli. Pažiūrėk, koks geras radinys. O dieve. Tas pats, kol kas gavau geriausią radinį. Tas pats, bičiuli. O dieve, grįžt ten. Pabandyk ką nors rasti. Aš taip ir darysiu. Pažiūrėsim, kaip tau seksis. Sėkmės tai pranokti, bičiuli. Bičiuli, dabar atrodau toks supykęs. Tas kirvis yra pats šauniausias dalykas, kurį šiandien radome. Net nemanau, kad mes jį metėme bent 10 kartų. Šiandien sakiau tau, leisk pabandyti, pažiūrėkim. Ta pati vieta. Jei negausiu kirvio, būsiu piktas. Bičiuli, kas čia? Oho, ar tai seifas? Ne, tai panašu į geležinę plokštę. Ant jos yra marškiniai. Taip, ar tai tikrai marškiniai? Kiek marškinių šiandien radai? Nė vienų. Taip ir maniau. Užsidėk juos? Ne. Jie kaip tik tavo dydžio. Tai tavo dydis. Tai tiesiog tavo dydis. Bobis, galbūt tave pranokau. Kažką radau. Kas tai? O dieve, tai valstybinis numeris. O, jis vos laikosi. Būk atsargus. Kas tai? Ar tai grabit? O tai, bičiuli, tai aukščiausiai esantis valstybinis numeris. Bičiuli, tai mano valstybinis numeris. Aš iš Ohajo. Rimtai? Tai, bičiuli, tai nuostabu. Kas tai? Blakstienų žnyplutės? O, kiek jis jų gali naudoti? O dieve, duok viską, ką gali. Helenė turi tau dovaną. Tai, ponė, nusikaltėliai. Kai jie vagia automobilius, jie nuima valstybinius numerius ir juos sulanksto. Ir tiesiog išmeta juos į vandens telkinius, kad jų nebūtų galima atsekti. Taip, štai taip. Čia jau šiuolaikiška. Tai nuostabu. Galbūt mes ką tik išsprendėme bylą, broli. Galbūt. Niekada nežinai. Aš čia jau metus. Bičiuli, toks gyvenimas, broli. O, taip, maniau, kad tai kažkas panašaus į ginklo vamzdį. Ar kažką tokio. Tai tikrai ne kirvis. Štai kas tai yra. Bičiuli, o dieve, kas? Pažiūrėkit tai. Gerai, ką? Tai prakeiktas vamzdis. Bičiuli, nejaugi nematai tos formos. Kokia forma? Neliesti, bičiuli. Neliestų. Nupjauk spintelę, sumažink temperatūrą, neliesk to. Ten yra apelsinas, broli. Kas tai? Kodėl tave jaudino tas apelsinas? Čia yra prakeiktas ginklas, bičiuli. Kas sakė? Ginklas? Viskas dingo? Pažiūrėkit tai. Gerai, išvyniok, bičiuli, aš to neliesiu. Tu išvyniok, bičiuli. Ar mums iš vis reikėtų tai liesti? Taip, apie ką tu kalbi? Žinoma, bičiuli, tai prakeiktas ginklas. Tai kaip revolveris. Aš tiesiog sukinėjausi, bičiuli. Visą laiką tai mačiau, nemaniau, kad iš tikrųjų rasim tokį. O dieve, bičiuli, tai netikra? Ne, tai tikra. Tai netikra.
Bičiuli, tai prakeiktas žaislinis ginklas. Tai žaislas, bičiuli. Ne, bičiuli. Tai prakeiktas žaislas. Bičiuli, tas yra tikras. O dieve, tai kaip sapnas. Tai žaislas. Aš maniau, kad tai buvo bičiuli. Tai prakeiktas žaislas. Tu galėjai man tiesiog pameluoti. Tai žaislas, bičiuli. Negalėjai tiesiog pameluoti ir priversti mane pasijusti gerai? Žmogau, ar tu rimtai nežinai, kaip atrodo netikras ginklas? Tipo, šitas turėtų būti tikras. Aš maniau, kad netikras ginklas turi oranžinę juostelę. Bičiuli, tu juokauji su manimi? Nejuokauju, bet jis senas. Tikriausiai senas. Na, jis vis tiek kietas. Taip, kodėl kažkas jį apvyniojo? Jis netikras? Rimtai maniau, kad jis netikras. Taip, kažkas jį apvyniojo. Gal kažkas kaip aš nežinojo, kad jis netikras? Ir jie pagalvojo, o velnės, turiu jį atiduoti. Aš vis dar manau, kad jis tai čia padėjo. Jis bando mane paerzinti. Na ką, turi netikrą ginklą. Einam. Vis dar rankoje. Dabar mums reikia tikro. Na, atspėk ką. Netikras ginklas vis tiek geriau nei tavo silpnas kirvis. Tai šiandien esu patenkintas. Kažkas rado ginklą ir kirvį. Kažkur tilto centre. Manau, kad geriausia vieta yra būtent tas centras. Pabandykime pereiti į kitą tilto pusę, kad galėtume geriau mesti magnetą į tą didelį centrinį tašką. Taip, gera idėja, nes šitą vietą jau visiškai išvalėme, mes čia metėme gal 50 kartų ir nieko neradome. Viską, kas čia buvo, jau pagavome. Taigi, taip, pajudėkime truputį toliau. Pažiūrėkime, kas ten yra. Darykime tai. Gerai, jauč? Taigi, atėjome į šią tilto vietą mesti magneto, bet Bobby pastebėjo kažką tikrai įdomaus. Čia yra krūva šiukšlių. Čia yra senų butelių ir panašių dalykų. Šitas krantas tiesiog nusėtas visokiais daiktais. Čia yra telefonas. Taip, čia visko yra. Oho, atsargiai. Atsargiai. Aš tave laikau, brangioji. Aš tave laikau, brangioji. Ne, man smagu. Paleisk, aš niekada tavęs nepaleisiu. Eime. Turiu telefoną. Tai telefonas. Ar čia LG? Nežinau, bet čia visur šiukšlės. Gal kas nors čia žvejojo su magnetu, bičiuli. Ten apačioje guli laivo sraigtas. O taip, pažiūrėk, bičiuli. Ten daug visko. Matai? Ten yra laivas sraigtas? Eik paimk jį. Palauk. Meskime magnetą. Mes metame magnetą. Palauk. Tobulas metimas. Taip, tai laivas sraigtas, bičiuli. O, ar jis ne magnetinis? Ne ką? Nusileisk, paimk, broliai. Aš turiu. Tai laivas sraigtas, bičiuli. Turėtume pasistatyti savo laivą, bičiuli. Šiuo metu manau, kad galime. Tai šaunu. Atsargiai, kas yra Jėzau? Atsipalaiduok, tai tik laivas sraigtas. Pažiūrėk į tai. Pažiūrėk, kokia sena tas butelis, bičiuli. Pažiūrėk į tai. O, žinoma, žmogau, būk atsargus, bičiuli. Pažiūrėk į visą šitą sudaužytą stiklą. O, dieve mano. Jis vos nekrito į vandenį. Čia tiek daug butelių. O, dieve mano, bičiuli. Šitame kažkas yra viduje. Palauk, čia yra... Taip, palauk, duok man. O, taip, pažiūrėk, čia kažkas yra viduje. Tai kaip cigaretė. Saugokis, bičiuli, nepjauk rankos. Čia visur stiklas. Aš susipjausiu. Kas ten viduje? Ar turėtume sudaužyti ir atidaryti? Bičiuli, aš nenoriu. Palauk. Tai popieriaus lapelis. Pažiūrėk, čia kaip linija. Tai kaip cigaretė. Kažkas jį susuko. Tai popieriaus lapelis. Manau, tai cigaretė. Bičiuli. O, pagavau. O, butelis. Atidaryk jį. Bičiuli. Fu. Tai cigaretė. Bičiuli, tai nuotrauka. Pažiūrėk į tai. Žiūrėk, tai nuotrauka. Ką? Bičiuli? Fu. Kas, broli? Ką? Tai taip bjauriai kvepia, bičiuli. Tai tiesiog nuotrauka. O dieve, tai taip kieta. Ar čia tu, kai tau buvo 7? Bobis, bičiuli? Tai aš, tai tikrai tu. Kaip tai atrodo? Tai trikdo, broli. Man tai nepatinka. Nuoširdžiai man tai nepatinka. Tai yra, man irgi tai nepatinka. Kodėl tu čia dedi nuotraukas? Bobis? Žinau. Pirmiausia ginklas, dabar nuotraukas. Kas negerai? Nežinau, kaip jie gavo mano nuotrauką. Gerai, žinai ką, šį kartą mesiu šiek tiek toliau. Ne po... Eik dešinien, eik tiesiai į krūmus, va ten. Pasiruošęs? Taip. Jis pagavo pelkį pabaisą. Bičiuli, gal ir pagavau. O, mano bičiuli, jis tiesioginė prasme traukia mane vidun. Ar tai aligatorius? Jis tiesioginė prasme traukia mane vidun? Tai aligatorius, broli. O dieve, jis iš tikrųjų traukia mane vidun. Manau, jis tiesiog silpnas. O, kas tai? Tai kažkas. Dar turi tai? Tai kažkas. O, tai burbulas. O, tai kūnas. Tai šiukšlių maišas. Tai kūnas. Turime lavoną. Dieve mano, negaliu to ištraukti. Tai tiesiog tęsiasi. Bičiuli, tai taip šlikštu. Tu pats šiek tiek to užsiimk. Ne, man užtenka. Taigi aš to atsisakiau. Man reikės paimti žirklės ir tai iškirpti, kai baigsime čia. Bet dabar dar kartą užmėsiu. Broli, pagauk ką nors tuo. Niekas neveikia, net su kapliu. Nežinau, ką daryti. O, tu ištraukiai, aš praimsiu. O, kažką pagavau. O, dieve mano. Ne, aš viską tą padariau dėl atsuktuvo. Tai veikia, bet dabar nebe. Tu jau 20 minučių dirbi su tuo. Ir tai tik atsuktuvas. Bobby, ar dar turi tą nuotrauką, kurią radai? Taip, noriu, kad ją ištrauktų man. Ką? Ištraukė. Gerai, kodėl?
Pabučiuoti ją? Pabučiuoti? Pabučiuok ją. Noriu, kad ją pabučiuotum. Išbučiuok ją visą. Tikrai? Tiesiog pabučiuok ją. Bet aš tikrai nenoriu. Tai atneš sėkmę. Tiesiog pabučiuok ją. Vieną kartą. Ne, 2 kartus, kad pakeltum brolį. Aš to neliesiu. Vienas kaištis, vienas bankas. Gerai turbūt. Gerai, tai bus geriausias, sėkmingiausias metimas. Kaip senais laikais. Nemanau. Na, dar kartą. Pabučiuok dar kartą dėl sėkmės. Gerai. Gerai, tikiuosi, kad tai suveiks. Gerai, mano klaida. Tikiuosi, kad tai buvo verta. Aš nebučiuoju tos nuotraukos veltui. Šį kartą gausim tikrą ginklą. Kas tai? O, tai kažkas panašaus, nežinau. O, žinai kas tai? Manau, tai sviesto peilio gabalas. Rimtai? Tai sulenktas sviesto peilis. Turim peilį. Taip, sakiau tau, bičiuli. Tai peilis. Pažiūrėk, matai dantukus. O dieve, tai yra žmogžudystės ginklas. Tai buvo tikrai paskutinis metimas. Bičiuli, tai iš tikrųjų tobula. Gerai, sutinku su tavimi. Šitas yra žmogžudystės ginklas. Tai nuostabu. Šiandien buvo labai smagu. Ir noriu labai padėkoti savo draugui Bobiui, kad atvyko čia į Džordžiją ir filmavo tai kartu su manimi. Upė buvo pilna tikrai šaunių lobio ir šlamšto. Daugumą šių daiktų galime perdirbti, galime paaukoti, galime atiduoti į metalo supirktuves ir susigrąžinti visus pinigus. Bent jau galime pabandyti. Nežinau kaip tu, broli, bet aš pasiimsiu šakutę ir ją naudosiu. Ji iš tikrųjų gana šauni. Galiu ją užsidėti ant savo automobilio, kai darysiu daugiau nusikaltimų. Būtent, bičiuli, mes tikrai panaudosime šios daiktus. Ir kirvis, broli, net negaliu pasakyti, kaip tu jį radai. Net negaliu pasakyti, kiek daug dalykų aš su tuo suduosiu. O dieve, geriau, kad tai nebūtų tikra. Mes buvome taip arti paskambinti policijai, nes rimtai maniau, kad radome ginklą. Čia net nėra oranžinės žymės. Tikrai maniau, kad turime ginklą. Aš maniau, kad čia buvo ginklas. Aš irgi. Taip, žinoma, aš vis dar manau, kad jis tikras, vaikinai. Pakomentuokite žemiau, jei jis meluoja. O, aš noriu pats sužinoti. Ne, šiandien radau patį šauniausią dalyką. Mažą žaislinį revolverį. Ilgą laiką maniau, kad jis tikras. Tai nėra pats šauniausias dalykas, nes jis netikras. Šitas. Kaip norit, vaikinai, spręskit patys. Pakomentuokite apačioje, kas rado šaunesnį daiktą. Dink iš mano video.